found you, I'm holding on to. Yes, these little things today. Labai šalta. Labas rytas. Mes nusprendėm žiemą nueiti pakempinti, nes nėra geresnio laiko nei žiema. Ši žiema tikriausiai yra šilčiausia, kurią esu gyvenime matęs. Šiandieną, kai mes čia važiavom, turėjom polą mūsų Instagramo puslapyje ir leidom jums visiems spėti, ką mes darysim. Buvo 3 pasirinkimai, 50% jūsų atspėjo, kad stovyklausim, ką mes ir darysim. Ir 50% jūsų spėjo, kad mes žygiuosim. Tai ne, mes nežygiuosim, nebent iki kito ežero, jeigu nieko nepagausim čia. Gerai, einam gerti arbatos, viską susitvarkyti ir eisim tikriausiai žvejot. Pasiruošim žvejybai, šiandieną žvejosim su tokiu. Maža žuvytė. Wobleris. Pirmas metimas. Pirmu šūviu pagavom nieko. Patys save pagavom. Pirmas metimas numeris 3. Pirmas metimas numeris 4. Geras metimas, eik tu. Eik tu. Tas garsas toks įdomus. Čia tikriausiai koks medis, žinok. Čia nebus ateiviai, nors gali būti. Kaip būtų funny. Ir taip sako, jūs debiliai. Aišku, kad mes čia ateiviai. O mes tokie, ne, čia ne. Čia pamatysi dabar, karočią, iš karto, kai ateis kokia 9 valanda, prasidės deritual momentas. Pakabinsim kokį elnę ant medžių. Žinok, kai grįšim po kempingo, suvalgysiu 5 Big Macus ir tu man negalėsi nieko sakyti. Truputį pažvejojom. Įdomu, ar aš čia gerai darau. Nesu pats geriausias žvejys. Uždėjau ant kabliuko galo guminę žuvelę. Maniau, kad realistiškiau bus žuvį ir skaniau atrodys, nes aš irgi guminukų šiaip mėgstu. Metalas tai čia. Barška. Čia kaip tiesiog šakutę valgyti. O dabar aš su šakutę guminuką pasmėgiau. Rašykit komentaruose, ar nesąmonę padariau, ar visai įdomiai. Savo galėtume spinnerius daryti su guminukais ant galo ir mes būtume tokie turtingi. Kol kas su žvejyba baigiam. Pasidėjom žvejybos įrangą. Tikriausiai čia ir paliksim, tiesiog dėžutę uždarysiu. Čia tu jiems sakai, kad žinotų iš ko vogt? Kur bus? Pala, aš čia live streaminu. Žodžiu, jeigu kas nors norit, ateikit, pasiimkit čia. Gerai, einam, prisirinksim mirusios medienos. Mirusios, negyvos. Pirmas dalykas, ko reikia užsikurti laužui, tai yra prakuros. Ir čia mes turim beržą. Aš einu ieškot mirusio medžio, nukrytusio. Čia jau kažkokie hieroglifai. Kas čia šitos satanizmus padarė, bijau. Gerai, einu pasimsiu pjūklą. Nupjausim. Padėjau tos beržų dalykus ir ravoras perrūpėjo per juos. Per tą laiką, kai rinkom viską laužui, pradėjo lyti. Susirinkom tiek. 2 didelės, mažesnės malkos. Iš pirmo karto. Čia buvo lengviausias dalykas, ką aš savo gyvenime dariau. Visą medieną sušlapo. Rimtai viskas visiškai. Na, bet degs. Vis dar lyja, jūs dabar esat mašinai. Aš einu dabar šiukšlių maišelį prikabinsiu. Prie medžio. Medis. Apsukam. Pasiemam peilį. Nupjaunam virvutę. Surišam. Ir save pasigaunam su meškere.
Šiukšlė numeris 1. Į maišelį. Pavaikščiosiu tikriausiai aplink kempą. Kažkiek čia aptvarkysiu, nes, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, pavyzdžiui. Kas čia? Kas čia? Kas čia? Kas čia? Parsinešėt. Tai kupriniai vietos turi būti. Jeigu turėjai vietos atsinešti, turėsi vietos parsinešti. Realiai, Bet čia viena iš vietų, kur mažiau prišiukšlinta būna blogiau dar. Nu jo, tikrai būna blogiau. Dešalos. Tuoj. Zaibys. Bulvių košė. Cheminė. Plasmasinė. Užpilu viską. Sveiki, tai pasidarėm valgyt. O valgom. Grįžom, suvalgiam. Ir ką galiu pasakyti, kokie 8 iš 10. Užmečiau kelis kartus. Tai aš manau, kad čia mes nieko nepagausim. Reikia varyti į ežerą. Tai rytoj gal nueisiu į ežerą. Kažkaip kiekvieną kartą, kai tik išeinam iš namų, visą laiką lietus lyja. Praeitą kartą, kai kempyt varėm, lyjo. Kempyt? Na, tada net vasarą, kai varėm, tada irgi žadėjo lyt, man atrodo, bet taip ir nepalijo normaliai. Tik ant galo, kai jau grįžinėjom namo. Prieš kelias minutės atsitiko kas ypatingai liūdna. Labai liūdna. Turėjom atsisveikinti su savo labai numylėtu pavadėliu ir žuvelė. Kas ten? Traukinys? Gal? Žodžiu, tylos minutė žuveliai ir pavadėlių. Dabar turėsim spinerius naudoti. Dedam naujus pavadėlius. Turim vat tokį. Praeitam video labai turėjom daug problemų su tamsa. Kai pasidarydavo vos tamsiau, jau neįmanoma buvo žiūrėti. Tai šį kartą esam su kita kamera. Ryškumas, sakyčiau, 2 kartus geresnis. Mano peilį pavogė ir išėjo. Kepam bulvytes. Išsikepiau tas bulvytes, truputį užkandom ir svarbiausia persinešėm daiktus. Pastatėm va tokią palapinsiaustą su virvuotėm. Ir čia apačią pasidėsim daiktus. Aš norėjau jums dar parodyti mūsų miegojimo zoną, kuris šiąnakt bus mašinai. Po apačią mes turim gultus, per vidurį turim 2 sujungtus miegmaišius, paskui turim iš vilnos pleduką, jeigu būtų šalta, tai galim būtų dar papildomai apsikloti. Tai mes dar eisim, pasidėsim gal 20-15 minučių prie laužo ir jau eisim gulti. Labas vakaras. Labas vakaras. Dešrelė, dešrelė, 2 dešrelės, 2 dešrelės, vanduo. Tikriausiai jau dega jos. 2 dešrelės. Čia jau, man atrodo, nebėra 2 dešrelių, 1 sudegė. Atsiguliam, pažiūrėsim kokį filmą arba tiktokus, ane? Ir eisim miegot iki ryt. Good morning. Diena numeris 2. Atrodo visai neblogai. Uždegėm laužą. Čia džiūsta mediena, aš ją paskui nuimsiu. Jinai dar nepradės degti. Ten mano vandenukas. Ir mano pirštas labai jaučiasi maloniai. Kažkaip prasipjau
net nesu pjūklo su mediena. Vieną kartą gamindamas bomžpakį išpyliau vandenį. Nu, spėkit, kas atsitiko. Vėl išpyliau vandenį. Šito jau nebeišmesk, gerai. Kažkaip labai nesiseka mums šiandien. Sužalotas miško, neduoda arbatos išsivirt. Dar ugnis neužsidegė iš pirmo karto. Tai šiandienos planas yra nueiti prie ežero ir ten pabandyti pagauti lydeką, nes čia jų nėra. Nu bent jau nemanau, kad yra. Čia nei žolės po vandeniu, nei ką, čia yra tiesiog smėlis. Bandžiau užmesti prie nukritusių medžių, nes žinau, kad mėgsta lydekos būti ten, kur nėra srovės, kad nereikėtų plaukti. Nieko nepagavau, tik žuvytę praradau. Jau susidėjau visus reikmenius, nusprendėm eiti šiandien žvejoti, bet pirmą pasidarysim kavos. Perneša laužą iš vienos vietos į kitą. Dabar eisim link ežero. Tai pasiėmėm kavą, susirinkom žvejybos reikmenis ir dabar eisim žvejoti. Tai radom kažką panašaus į vietą žvejoti. Manau, kad tiks. Užmesim, pažiūrėsim. Nu, čia reikės labai atsargiai mest. Čia yra pats skaniausias vegetarų maistas, kaip sakant. Ką padarei? Bliomba, bet šiandien diena 3 kartus išpyliau vandenį. Ar 2 kartus, ar 3. Neužsidegė laužas iš pirmo karto. Persipjoviau nafik pirštą. Ir dabar dar meškerė sulūžo. Taip vat ir pasibaigė meškeriai. Nu ir ką darysi, tada eisim atgal į stovyklavietę. Ach, tas ledas. Įsipylėm kavutės. Išgersim kavutės, eisim į stovyklavietę. Galim čia pasilikti, nes čia ryšys traukia normaliai, galima visiems parašyti, kad mes dar gyvi. Galim. Ir čia įsikelia mano visi story. Nes tik dabar. Prieš 3 valandas bandžiau įkelt. Tai buvo story, kad va atsikėlėm. Ir jis tik dabar įsikėlė. Todėl Tai nes nebuvo ryšio. Mes ne 12 kėlėmės, jeigu ką. I pony up, you called it right, but you already moved on at least twice. Nu, per šį video taip ir nepagavom lydekos, bet tai nereiškia, kad sustosim. Per kitą video tikriausiai vėl bandysim pagauti lydeką, jau su nauja meškerė. Sekit, laikinkit, subscribinkit. Ką? Video tai dar nesibaigė. Nu, nesibaigė. Jeigu dar žiūri, tai gal ir toliau norės žiūrėti. Nu jo, čia tai 100 metų tikrai nieko nebuvo. Bet žinok, tavo nesėkminga diena čia gera idėja, per nesėkmingą dieną taip eit. Nelabai, manau. Tai lipk žemyn. Gal nauja meškerė ten būtų? Eik tu, einam, čia tau ne Mr. Beast'o video. Nosies nejaučiu. Tai einam per tą kelią. Kurį? O, ne. Nu, einam. We walked the pit out, can we find what was there the whole time? No, I felt Grįžom, jau dega saulytė. Vėl bandysim užkurti laužą, kuris jau yra išdegęs, bet gal bus angliukų, su kuriais lengviau galim bus užsidegti. Angliukai likę ir turėjom dar atsilikusių malkų. Atsilikusių, tai tipo protiškai atsilikusių ar kaip? Tai dabar, kai rinkau šitas,
Tai va, vėl persipjauju pirštą. Nu, kraujuotas visas. Aš tau sakau, tu šiandien gal nebepjauk malkų, viskas jau. Bet čia aš taip net neįsipjauju, čia labiau Prasidrėski. prasidrėskiu. Tai va, dabar dadedam prakuros. Ir vėl bus pilna vertė ugnis. Valio, dabar galim ratukų šokti aplink laužą. Jūs galite labai lengvai su viena ranka perkirsti medį. Su viena ranka perkirsti medį. Čia šiaip aš taip lygiai perkirtau. Čia... Aš nieko neturiu daugiau. Čia jau ne pirmas, čia jau kelintas. Nu, kung fu meistras. Ir taip paskui ir atsiranda vat tokie. Šitos malkas aplinkui jos džiūna. Laužą mes nepaliekam neprižiūrėtą, tai neturėtų jos užsidegti. Ir jei ir užsidegtų, aplinkui, kas čia, pagaliukai keli, kuriuos aš dabar patrauksiu. Tai va, jeigu net užsidegtų, tie pagaliai jie niekur nedingtų. Prieš pjaudamas medį nusprendžiau, kad kai nupjausiu medį, galėsiu pasidžiaugti saldainių. Atsipirko sunkus darbas. Skanaus. Efu, lafiu. Koks kietas. Čia mum kalėdų eglutė? Nauja, nenumirus. Nu. Dar pliusas šita nebarsto tų spigliukų. Taip, tai aš nusprendžiau, kad noriu įmerkti kojytes į vandenį. O, kaip šilta. Kaip vasara. Kojos šala. Eik tu nafik. Ledydis vanduo. Ajajaj. Kaip gerai. Papa. Super skaniai. Suvalgėm dešriokus, tortiliokus. Labai gražus saulėlydis, bet nemanau, kad matosi. Saulytė pabėgo už debesų. Man Viktorija davė savo, kas čia yra tokia? Sriuba žirnių. Žirnių sriubos. Nebloga sriuba. Tuoj deginsim didelį laužą. Nu ir aukosim tave dievams, ne? Nupjoviau medį. Nu va. Aš ją šiaip su ranka kirtau irgi. Bet čia jau visą mano energiją išnaudojo. Kol dar naktis neatėjo, norėčiau jūsų visų paprašyti nueiti į mūsų Instagramą insomniware.com svetainę. Greitai jau žadam, ilgai pakankamai žadam, bet galų gale vis tiek atidarysim tą svetainę ir galėsit pažiūrėti, kas ten gero ir gal kažką susirasit, kas jums patiks. Sekite mūsų Instagrame, ten pamatysite mūsų storius tą pačią dieną, kai mes esam miške ir filmuojam video. O YouTube man reikia visą tai redaguot, sudėt, tai pamatot, gal savaitę vėliau. Einame prie laužo. Vygantas peršoktų, aš garantuoju. No shit. Jeigu mes Vygantą dabar turėtume, jisai Užsidegtų arba į jis. ugnį, arba per ugnį peršoktų.
taip ir neišvirėm arbatos tos. Kokios? Nu, su eglėm. Tai dabar galim išsivirti. Galim. Šitas receptas yra iš eglės. Turėtų būti, bet čia yra pušis. Tai pažiūrėsim, kaip iš pušies gausis. Tai va, aš turiu tiek. Arbata išvirė. Taip, tai arbatytė tokios pakankamai malonios žalios spalvos. Kvapas grinai kaip eterinių aliejų. Visai neblogai. Jaučiasi skonis pušų. Taip, pasirodo šita arbata ne tik iš eglių, bet ir iš pušų galim daryti. Neblogai. Skanu, jo. Šiandien galvojau, ar pasakot apie šitą dalyką ar ne. Tai nusprendžiau papasakot. Mano nuomonė, vienas labiausiai underrated įrankių stovyklavimui yra sulankstomas kastuvas. Mes šiaip pasibandymui, nes nežinojom, ar jisai iš tikrųjų bus reikalingas, iš senukų nusipirkom už 10 eurų sulankstomą kastuvą. Tas kastuvas atrodo štai taip. Jisai turi šiaip begalybę funkcijų, tai aš šias 2 pastarąsias dienas naudojau jį nuimti gertuvę nuo ugnies, perdėti laužą į kitą vietą. Ja dar galima šiaip naudoti sėdėjimui, bet aš to nedariau, nes aš pakankamai sunkus. Sakau, jeigu varot į mišką dažniau negu ten 1 ar 2 ar 3 kartus į metus, aš manau, kad tos 10 eurų labai yra verta išleisti tam, kad turėtumėt tokį gerą įrankį miške. Tai atsiguliam, dabar eisim pažiūrėti kokį YouTube'ą ir eisim miegoti. Labanakt. Labas rytas. Šiandieną yra 3 mūsų diena. Ką tik įsikūrėm nedidelį lauželį. Laukiam, pakol įsidegs. Važiuojam namo. Tai labai visi pavargom čia miške būdami. Iš tikrųjų tas neturėjimas nei dušo, nei šilto vandens yra pakankamai varginantis. Sėdėjimas prie laužo, kad ir koks fainas, vis tiek kvėpuoja dūmus, vis tiek nugara šąla, priekis dega. Kai kurie žiūrintis tiesiog galvoja, kodėl mes tai darom, kodėl kai kurie žmonės eina į mišką. Tai aš manau, kad atsakymas yra pakankamai paprastas. Mes stovyklaujam dėl to, kad norim sužinoti, ar galim prabūt miške ten 3 dienas, 4. Aišku, kai kurie stovyklauja tam, kad galėtų ilgiau pažvejot. Bet mano atveju, nors ir kaip tai nemalonu, tai yra challenge'as. Tai yra kažkoks pasiekimas. Ir be to, kai grįžti namo ir iš tikrųjų pavalgai tą šiltą maistą, skaniai pagamintą, nueini į karštą dušą, miegi patogioj lovoj, iš tikrųjų supranti, ant kiek tu gyveni gerai palyginus su mišku. Pradedi vertinti visus šitos dalykus. Tai aš manau, kad pilnai apsimoka tas 2 dienas pasėdėti miške, truputį pakentėti su gamta, pabendraut ir tada grįžti namo, šiltai miegot lovoj, galvoti apie tuos dalykus, kad tu gali, kad tu prabuvai, kad tu išgyvenai, savim džiaugtis ir džiaugtis tuo šiltu dušu. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti, laikinti ir komentuoti. Ir aišku, su draugais pasidalinkit, kad gal ir draugam kažkuriem įdomu bus. Gerai, ate, mes išvažiuojam.